saldžiai nusišypsom ir primerkiam akį. Fotoaparatai blyksi lyg. Mano rytinė malda gerai dienai. Galime iš priekio, galime iš šono. Alio, nesusiformavo automatai? Kokie automatai? Nežinau, aš pasiaiškinsiu, aš jums perskambinsiu. Kristina, nesupratau. O čia ką visi su automatais dirba? Taip. Tai palauk, tai kur man jį gauti? Ką gauti? Automatą. Tu netaip supratai, parduotuvės skambinant turėjo omeny, kad nesusiformavo automatiniai užsakymai, kurios programa formuoja pagal kiekvienos parduotuvės pardavimo prognozę. Į rodiklius. Gerai. Loreta, nesupratau. Prie ko čia ta prognozė? Naglė Šulėgi sakė, bus plus 24. Pas mus tik plus 4. Tai kur plus 20? Koks Šulė? Šulė prognozuoja žvaigždžių, o mes turim pardavimų prognozę. Inga, nesupratau. Loreta kalbėjo apie kažkokį Tu tikriausiai turi omeny diffą. Tiksliai. Jisai. Kas tai per daiktas? Diffas įtaką darantis pardavimams veiksnys. Jisai yra užvedamas, kai būna akcijos, likučių išpardavimai, kalėdos, velykos. Tada, kai mes ketiname prekių parduoti daugiau negu įprasta. Violeta, gali prieiti? Kas nutiko? Klausyk, nesupratau. Gavau laišką su korekcijom. Tai kaipgi aš padarysiu jai nagų korekcijas laiške? Ilona, nagų korekcijas galėsi padaryti man po darbo. O čia yra parduotuvės užsakymų korekcija. Tu turi patikrinti prognozę, ne orų aišku, ir priimti sprendimą. Koreguoti ar ne? Ne, aš. Ilona, vakar blogai kėlė Vilniaus pergalės saldainių paskirstimo. Reikia perdaryti per naujo. Kėlė. Šitam 5 pretenzijas man kėlė. Šitam 10 paskirstimo per naują. Daprastai. Tiesiog neįsikėlė. Šiaip programėlė yra. Ilona, kada bus senelai? Kas? Naujieji lietuviai? Egidijau, kada atvažiuoja naujieji lietuviai? Kokie naujieji lietuviai? Nu, Enelo, žiūrėk, pas tave netgi segtuvas yra. Čia segtuve, tai čia yra naudinių likučių sandėlių lentelė, bet tai nėra naujieji lietuviai. Gabija. Naujieji lietuviai. Kokie naujieji lietuviai, o tau skambina iš sandėlio? Skambino toksai piktas vyriškis. Kažką jis man šnekėjo, kad aš kažkokių vartų nepriskyriau. Įsivaizduok, sandėliai į CD diską telpa. Ilona, taigi čia tikriausiai jisai kalbėjo apie krosokinginius sandėlius. Ten, kur mes nepalaikom likučio. Žinai, tenai parduotuvės tiesiog užsisako prekes ir tiekėjai atveža. Tau reikėjo priskirti sandėlio vartus, kur tiekėjai atveš savo prekes ir išsikraus. Būtina? Tai būtina. Koks buvo geras laikas, kai nereikėjo dirbti. O dabar galva sunkiai kaip begemoto. Savo pasaulį aš tau dovanosiu, savo kūną ir kraują tik tau atiduosiu. Nes žinok,